Sveikučiai! Šiandien mano kamadė paprastoji kiaulienos nugarinė, bet su dvigubai daugiau trūmų skonio. O kodėl dvigubai, tuoj sužinosit. Šiaip nugarinė nėra bloga mėsa, barbekiu gal nėra labai tinkama, bet jeigu pasirenkat gabalą su pakankamai riebaliuko, tai tikrai yra geras dalykas kepti. O šį kartą aš ją darysiu su trūmų medaus garstyčiom. Tikrai bus gerai. Marinavimui šiaip tinka ir paprastos garstyčios, nieko dėl to blogo neatsitiks, nes labiau yra, kad prieskoniai priliptų, bet šį kartą dar bus papildomai ir trūmų skonio. Tai aptepu tiesiog panaudodamas maždaug arbatinį šaukštelį ir tik tai tą pusę, kur nėra riebalo. O toliau galima naudoti bet kokius prieskonius, kuriems patinka. Aš šį kartą naudoju čimičiūri prieskonių mišinį, tai yra tiesiog petražolės, šiek tiek česnakų, taip pat kitokių žolelių. Galima naudoti tiesiog druską ir pipirus. Man šis prieskonių mišinys tiesiog tinka mėsai. O kadangi ten nėra tiesiog druskos, tai papildomai jos pridedu dar. Ir druskos reikėtų dėti nemažai, nes gabalas mėsos yra pakankamai nemažas, tai ir druskos atitinkamai. Galima tą prieskonių mišinį susimaišyti atskirai ir patepti tiesiog kartu netgi ir su garstyčiom. Aš tiesiog ištrinu kartu pabarstęs. O tą pusę, kur yra riebaliukas, tai dar papildomai pabarstau druska ir pipirais, bet nededu jokių prieskonių, nes šitą pusę dėsiu į viršų kepdamas ir turėtų labai gerai prikepti. Tai jeigu turit galimybę, tai rinkitės tokį gabalą mėsos su trupučiu riebalo. Tikrai bus daug geresnis skonis, nes mėsa pati yra liesoka, o kai pamaišai su tuo riebaliuku, tikrai skonis yra fantastiškas. Tai pasūdau ir papipirinu viršų ir tiesiog padedu į šaldytuvą. Tik tai tiek, kad planavau maždaug laikyti kokias 8 valandas, o gavosi beveik 24. Na ir kai jau atėjo laikas kepti, tai tiesiog užkūriau kepsninę, palaukiau, kol anglis įsidegs, įdedu šiek tiek medienos, naudoju obelies medieną, kuri kiaulienai labai tinka. Šį kartą naudoju sistemą su 2 deflektoriais, bet galima iškepti ir su vienu, tik tai reikėtų tada labiau prižiūrėti, kad temperatūra neužkiltų, nes tada iš apačios labai gali prisvilti. Tai dedu 2 deflektorius, nulašėjimo indą ir tada groteles. Ir viską dedu dar kepsniniai pilnai neįkaitus, tai temperatūra kepsninės yra apie 100 laipsnių Celsijaus, o galutinė temperatūra turėtų pasiekti apie 150. Šį kartą noriu daugiau rūkyto skonio, tai man rūkinimo procesas yra svarbu ir tokį gabalą mėsos rūkinant ilgiau yra geriau. Temperatūra pamažu kyla, 1 valandą jinai pakyla iki maždaug kokio 120-130, o kad žinočiau, kaip ta mėsa kepa, naudoju dar bevėlį termometrą. Jeigu naudojat lengvesnės anglis, kurios neturi nemalonaus kvapo, tai visada galima pradėti rūkinti anksčiau, dar kai kepsninės temperatūra nepasiekusi savo tos darbinės, ir uždėjus pagaliuką medienos jo užtenka kokiam pusvalandžiui, priklausomai nuo to, kaip dega kepsninė. Laiks nuo laiko dar reikėtų pasižiūrėti ir pagal tai, kiek norit to dūmo, galima uždėti ir kelis kartus. Žemesnė temperatūra visada yra geriau dideliam kepsniui ir idealu, kai yra apie 120-130 laipsnių. Bet laikui bėgant tiesiog reikėtų tą kepsnį ir apsukti, nes temperatūra yra nevienoda iš visų pusių, tai kad keptų tolygiai tiesiog dar kartą apsuku. Ir toliau rūkinu, kol pasieks vidinę temperatūrą apie 62 laipsnius. Praėjus daugiau laiko tiek pati kepsninė, tiek ir viduje viskas, kas yra, pakankamai įšyla. Tai reikia iš anksto jau bandyti stabdyti tą temperatūrą, kad jinai neužkiltų per daug. Na ir šį kartą nenaudoju jokio aptepimo padažo, nes labai gražus vaizdas, tai tam, kad neišdžiūtų visiškai tie kraštai, tiesiog dar apipurškiu papildomai alyvuogių aliejum su tuo pačiu trūmų skoniu. Tai dėl to dvigubas trūmų skonis. Į pačią pabaigą daugiau jau pagaliukų nebededu, nes būtų gal ir per daug rūkyta. Tiesiog prižiūriu, kad temperatūra neužkiltų aukštai ir tam reikia labai mažo angų atidarimo, o viskas labai gražiai priskrunda ir vaizdas yra tiesiog fantastiškas. Būtinai rekomenduoju rinktis gabaliuką su paliktu riebaliuko sluoksniu. Galutinis vaizdas yra puikus, tiesiog reikėtų dar palaukti, kad neišbėgtų visos sultys prapjovus ir kantrybės tikrai yra nedaug. Šį kartą palaukiu apie 15 minučių, galima būtų ir daugiau palaukti, nes prapjovus tikrai pasipila sultis ir palaikius šiek tiek ilgiau gal jų mažiau išbėgtų. Nors mėsa vis tiek išlieka sultinga, jeigu neperkepa tos nugarinės. Galutinė temperatūra turėtų būti apie 65 laipsnius, bet kaip minėjau, nuimu, kai jinai pasiekia maždaug apie 62, tai aišku, žiūrint, kurioje vietoje matuojat, tiesiog reikėtų neperkepti.
Na ir sulčių tikrai pasipylė tiek, kad reikėjo ne vieną rankšluostį panaudoti, tai būtų tiesiog geriau pakentėti ilgiau. Ir kągi, man šiaip labai patinka trumų kvapas, nelabai patinka skonis, ne prie visko man jisai tinka, bet taip, būtent pamarinavus ir pakepus mėsą, to skonio tokio kartumo nebelieka jokio, ir likęs yra tik kvapas. Ir jisai yra labai subtilus. Tikrai labai geras skonis, mėsa labai sultinga ir puikiai atrodo. Tikrai verta pasidaryti. Skanaus ir iki kito karto.